Pradėdami galvoti apie namo statybą dažnai pasirenkame mūrą ar blokelius. Ar žinote, kad šioms ilgamžiams statybinėms medžiagoms atsirado lygiavertis pakaitalas – karkasinis namas? Šiaurės Amerikoje ir Skandinavijoje populiariausi karkasiniai ir karkasiniai skydiniai namai, pasižymintis ekonomiškumu ir geromis šilumos savybėmis, greitų pastatymų ir mažesnėmis sąnaudomis. Greitai populiari ir mūsų šalyje. Daugiau apie šio tipo namus kalbame su Bružlita UAB vadovu Paulium Bružu. Mūsų įmonės Bružlita pagrindinė veikla yra karkasinių namų statyba nuo pamatų iki rakto. Mes naudojam tik sertifikuotas kokybiškas medžiagas. Mūsų darbuotojai turi ilgametę patirtį, kurie leidžia ne tik sutaupyti pinigus, bet ir laiką. Vien karkasinis namas jau susideda vien iš šiltinamos medžiagos. Jau nebereikia jo papildomai šiltinti. Jau siena yra grynai apšiltinta šiltimo medžiaga. O mūriniai namai, tai tos blokelės, jos važos tokios neturi, reikia papildomai dar šiltinti visą namą. Ir tai kainuoja daug resursų, palyginti su karkasiniu namu ir finansiškai tai neapsimoka. Karkasinis namas yra lengvas, todėl reikalingi mažesni pamatai. Greitas statybos procesas, karkasinis namas yra šiltas, nors sienos nėra storos. Praktiškas, projektą galima nesudėtingai keisti bet kada ir be abejo ekologiškas. Bet kokiam namui, mūriniam ar karkasiniam svarbu, kaip jis apšildytas. Kokios medžiagos naudojamas, taip pat labai didelę svarbą turi ir namo sandarumas. Todėl labai svarbu, kokias medžiagas naudosime sandarinimo darbams, pradedant nuo priešgarinių plėvelių ir baigiant lipniom juostom. Šiaip dažniausiai darome, kad pagrindinis karkasas yra 25 cm arba 20 išorės būna 5 ir vidaus 5. Tai namo sienų storis gaunasi apie 25, 30, 35. Ši atskirai su klientu derinant jo poreikius ir žiūrint, ko jis nori. Stogas sandara yra ta pati, tik tais, kad ten jau yra storiai daug didesni, kad visa šiluma kyla viršų, ten pagrindinį reikia išlaikymą daryti šilumos prie stogų. Todėl ten yra storiai daug didesni. Karkasas iš išorės apkaltas priešvėjinę plokštę, kuria pilnai užsandaryta. Iš vidaus yra klojama priešgarinė plėvelė, kuri yra taipogi pilnai užsandarinama. Sandarinimo darbams priešgarinę plėvelę ir sandarinimo juostas mes naudojame sigą, kur yra kokybiška, patikrinta laiko ir mes siūlome ją naudoti, kad turėtumėte patikimą šiltą būstą. Renkantis priešgarinę plėvelę, svarbiausia rinktis gerą plėvelę, kuri kvėpuotų į abidvi pusės, nes per žiemą susikaupusi drėgmė pagrindinėme karkase, jos neatidavus į vidinę pusę, ta drėgmė ten lieka ir medį pūdo, ir namas bus neilgamžis, ir šilumos izoliacija prastės, ir tai nėra geri sprendimai. Lipnios juostos sigos, jos niekada netlips, nes yra nedžiūstantis klijai, ir tai garantuoja namo sandarumą labai ilgam laikui. Renkantis pigias lipnės juostas, jau užklijavosi, po kiek laiko atlimpa ir namas tampa nesandarus ir visą šilumą atiduodi išorę. Jeigu planuojate statyti karkasinį namą, turite klausimų, rekomenduoju kreiptis į patikimus rangovus. Daugiau informacijos ieškokite www.bružlita.lt.